Sveiki, šiandien pamokysiu, kaip atsireguliuoti pakeitus arba remontavus pavarų rankenėlės, kaip parinkti teisingą jų aukštį ir kaip užsimontuoti sportinio dviračio vairo juostą. Taigi, jeigu keičiate rankenėlės, remontuojate, tenka nuimti ir uždėti vėl jas į vietą, reiktų atkreipti dėmesį į kelis punktus. Pirma, tai yra vairai kai kurie, ne visi, kai kurie būna sužymėti. Galite įsidėmėti ties, kurie žymė buvo rankenėlio aukštis, jeigu jums tiko šį padėtis. Ir montuojant į vietą rankenėlę, grąžinti vėl ją į prieš tai buvusią padėtį. Jeigu naujai montuojate ar kažką remontavote ir neprisimenate to, galite atkreipti į kelis kitus dalykus. Vienas iš variantų, priklausomai nuo vairo kampo, gali būti montuojamas taip, jog sulig apatinė vairo dalim turėtų baigtis rankenėlės apačia. Kitas būdas gali būti, uždėjus rankenėlę šiek tiek ją prisukusi, turi būti padėtis lygiagreti su vairo viršutinė dalim. Tai yra taisyklingiausia vairo pačio ir pavarų stabdžio rankenėlė padėtis. Prieš montuojant vairo juostą reikėtų pritvirtinti šarvą, būna, kad jie du būna ant vairo. Tvirtai pritvirtinti ją į savo vietą. Naudojame lipnią juostą, gali būti skaidri ar bet kokia kita vairo lipni juosta. Didelio darbo nedirba, tiesiog prilaiko šarvą savo vietoje. Vairo juosta dažniausiai susideda iš tokio komplekto. Du rulonai vienai vairo pusėje ir kitai vairo pusėje pati vairo juosta. Dvi trumpas atraižėlės tos pačios vairo juostos, parodysiu, kurios bus naudojamos, ir lipni juosta užbaigus pritvirtinti ją, kad neatsiviniotų, ir kamščiai į vairą. Vairo juostos tvirtinimo viena iš esmių yra, jog turi lipnę dalį vidurinėje. Taigi, vyniojimo esmė yra, kad šita lipni juosta, pusė jos dalies vyniotųsi ant pačios juostos ir kita pusė dalies ant pačio vairo. Taip jin tvirtai sulips bendrai su vairu ir pati juosta su savimi ant pačio vairo. Vairo juostą visais atvejais vyniojame nuo vairo pačios. Paliekame truputį išsikišusi dalelę, kad paskui galėtume ją gražiai sukišti į vidų ir užkimšti su kamščiu. Taip vairo juostos užbaigimas bus žymiai gražesnis. Labai svarbu gerai įtempti vairo juostą, montuojant ant vairo. Toliau variai. Gali būti taip, jog vairas yra siauresnis ir ta juosta turi įsitekti ant viso vairo. Tokiu atveju reikės ją montuoti glausčiau. Taip gausis, parodysiu, kaip tas glausčiau atrodo. Taip gausis gerokai minkštesnis vairas, nei tai būtų išplėsta. Reikia stengtis, kad būtų daugmaž vyniojimas vienodas, nebūtų plačiau kažkokioje vietoje, kitoj siauriau. Reikia stengtis tolygiai ją vynioti. Ši atraižėlė, kuri būna komplekte su vairo juosta, reikalinga, jog uždengtume vairo rankenėlės dalį ir užvyniavus vairo juostą nesimatytų jokių pašalinių elementų. Taigi užvyniosime juostą taip, jog gautųsi graži viso vairo visuma, nesimatytų jokių elementų, montavimo ar pačios metalo. Bus tik tai gražiai užvyniota vairo juosta. Taigi pabaigus vynioti vairo juostą, naudojame komplektą buvusią lipnią juostą ir su ją tiesiog užtvirtiname, jog ji neatsiklijuotų nuo vairo. Vairo juosta vyniojama nuo pačios turi būti todėl, kad jeigu būtų jin atvirkščiai suvyniota, atliekamas judesys link rankenėlės
plėštų, priešintus pačiai vairo juostai ir ją tiesiog labai greit sudėvėsite ar tiesiog suplėšysite. Užbaigiant, užrečiame galus vairo juostos ir statome kamštį savo vietą.